Garbė Jėzui Kristai. Per amžius, amen. Toliau tęsiam savo gyvenimo ir tikėjimo tikrovę ir šiandien norėtųs kartu pamastyti Dievo ir Evangelijos šviesoj, kodėl taip nelengva būti vyrų bažnyčiai, tikinčių vyrų. Iš vienos pusės šio laikmečio kultūrinė ta aplinka spaudžia, kad tos vyriškos tapatybės kaip to, kuris saugo, to, kuris yra drąsus, veržlus, lyg ir yra, lyg ir nėra. Ir tuo pat metu gaunasi tai, kad, pavyzdžiui, tie žmonės ir tie vyrai, kurie jau yra bažnyčiai, kartais tiesiog taip atrodytų, tikėjimas neteisingai suprastas atima bet kokią drąsą atstovėti savo ir tikėjimą, ir savo įsitikinimus, ir savo dalykų, kurie yra šventi ir brangus. O tas gebėjimas iš tikrųjų atstovėti yra tarsi atimtas. Paimkim sovietmečių, ar ne? Žmonės, sakykim, ten kai kurie tikrai važiuodavo ir į Sibirą ir visą kitą. O dabar atrodytų, persižegnot viešoj vietoj nepakanka drąsos ir kitų dalykų. Ir tai yra, masinis toks dalykas. Ir tas buvimas tada tokio susigūžusių, reiškia, tikinčių žmogum, daugeliu vyrų, iš principo, iš vidaus yra neprimtinas. Kas čia dabar nutiko, kad tas vyriškumas dabartiniai, tarkim, kultūroje, dabartiniai, tarkim, kalbėkim labiau apie bažnyčią, ar ne, reiškia, kaip tikinčių bendruomenė, ar ne. Nes kaip čia neteisingai suprasti tikėjimo kažkokie reikalavimai, tarkim, tas nuolankumas, labai dažnai, ar ne, ant kurio yra grojama, tas negebėjimas atstovėti savo nuomonės arba žodžio tvirtumas, kuris iš karto, kuriam turi pretenzijas, kad čia maždaug, žmogus netoks, koks turėtų būti krikščionis. O žiūri į Jėzų, visiškai neištižęs. Ta prasme, drąsus, laisvas ir visa kita. O mums, kurie orientuojams, kažkaip ne iki galo pasiseka. Čia matai labai tokia sudėtinga tema, nes neišvengsime apie ją kalbėdami paliesti, kad iš viskas dedasi visuomeniai, nes tikėjimas neatsietas nuo visuomenė vykstančių procesų, neatsiejamas. Tai. Ir dabar, kaip autoriai kalba, jau čia psichologija, tai kad jau kokia 3, 4 karta Lietuvoje ir viso vakarų visuomeniai, bet apie Lietuvą kalbam, kad vyrai nustoja būti vyrais. Tai nėra to vyriškumo pavyzdžio. Dėl įvairių priežasčių, čia dabar priežasčių mes čia galime jų per daug ir neišsiaiškinsim taip greitai, bet jų tikrai yra. Ir vyrai tokie yra susigūžę ir dominuojantis elementas, kad ir šeimoje paprastai yra moteris su savo norais, su savo pageidavimu, su savo savotiškai tokia, gal ir kartais drąsa, ir drąsa gali būti taip tokie kaprizai įvairiausi, bet kažkaip vyrai atsitraukia, reiškia, net kiek teko šnekėti su psichoterapeutais, angliškai net terminologai taip yra, detachment, toks neatsitraukęs tėvas. Tai tas atsitraukęs tėvas, ką jisai padaro? Jisai padaro, kad berniukai neturi vyriškumo pavyzdžių, o mergaitis neturi tėvo pavyzdžių. Ir jos tada pateka į sekančią šeimą jau pagal tą modelį ir gyvena. Tai aš nenoriu, bet tokių tik tai pastebėjimai gali būti, jeigu čia gal teoriškai, bet galime ir praktiškai kalbėti. Aš kaip sakau, tai dabar, nežinau, nesakysiu iš kurio regiono, nes tu iš ten atvažiavęs. Bet sakau, tai iš kur atvažiavai? Iš ten. Tai, aiškia, kas namie vadovauja? Tai mama vadovauja, o ką tėtis daro? Tai tėtis arba akmenį kala, arba medį drožia, arba šnapsą geria. Tai tokia mūsų realybė, žinai. Tai, moteris produkuoja labai daug idėjų, tai kartais vyrai jas įgyvenino, kartais tiesiog atsitraukia. Visokių tų modelių yra čia šeimos, bet kalbam, atrodytų, kad ko čia dėtas tikėjimas, bet iš tikrųjų tai labai aktualu. Tyrimai ką parodė? Jeigu šeima atsiverčia vyras į Dievą, iš tikrųjų atsiverčia, tai 75% tos šeimos, faktiškai 80% atsiverčia. Jeigu moteris atsiverčia, tai pati ir atsiverčia tikėjimą.
Tai va, kodėl taip yra, nes pasilgo, aiškiai, žmonija vyriškumo, bet ką mes dabar matom, mūsų vakarų ta visuomenė, ne, tai iš vis toks vyras kažkur nustumtas į šoną, jis Arba iš vienos pusės jis yra absoliutus narcizas ir... Taip, arba narcizas, arba feminizmas iš jo tokį daro, žinai, tai va, taip, kad net, tu negali būti agresyvus, berniukas negali būti ten kažkoks tai judantis, reiškia, ten sodina mokyklą ant baudos suolelio, jeigu jis per pamokas labiau juda ir taip toliau, ir taip toliau. Tai žodžiu, susikirtimas su ir natūralia prigimtimi, tai būtų tokios psichologinės savybės, o tikėjimo kelionėje vėlgi, kaip mums pateikiamas, gal karta iš kartos tas tikėjimas, tai kad tikėjimas iš tikrųjų yra vyrų reikalas. Jeigu mes žiūrėsim net į tą artimųjų rytų pasaulį, tai tą patį žydų pasaulį, arba, tai kas buvo anksčiau, ne, arba dabar musulmonų pasaulį, tai ten tikėjimas yra vyrų reikalas. Iš tikrųjų, tai reiškia, tėvas meldžiasi, tėvas moko sūnų melstis, moko būti maldoje. O mes matom, ką mes matom, kad mus prišmokina poterių kažkodėl, tai ten pirmai komunijai paruošė sutvirtinimui ir tuo ir baigėsi viskas. Atseit atlikom pareigą. Bet tikėjimas nėra tapęs gyvenimo būdu, net nedalimi, bet būdu. Tikėjimas iš tikrųjų yra gyvenimo būdas. Ir jeigu mes to būdo neperimam, tai mes jo ir neperimam, tai tada mes gyvenam pagal kažką, tą, ką atsinešim iš šeimos, ten savo, žinai, iš visuomenės, iš socialinių tinklų, iš gatvės, ne, visi tie dalykai. Tai jeigu Dievas prisiliečia kažkada, tai taip ir atrodo. O kad reikia tvirtumo tikėjime ir jo, tai kaip sakai, tada toks susigūžimas, tai, o kita vertus, visą mūsų tą tokią kultūrą, žiūrėk, okupacija buvo, vertė slėpti tikėjimą, susigūžus eiti, vieną kalbėti, antrą daryti, žodžiu, tas veidmainiavimas toksai, nes kitaip tu nukentėsi. Tai buvo gudresni tie, kurie slėpėsi arba kurie pateikavo valdžiai, kiti tie, kurie drąsiai tiesiai, jie buvo negudrus, laikomi negudriais, tai iš jų šaipėsi ir visa kita. Taip, kad čia ant savo kailio šį beitą teko patirti tikintiesiems. Tai va, taip, kad dabar tas už tai toks... Gerai, bet, suprantu, reiškia, per kultūrą ateina tam tikros tendencijos ir labai natūralu tikėtis. Ir kultūra, ir šeimos santykiai. Jo, bet yra ir tikėjime dalykų, kurie neteisingai suvokiami, tarsi tavo neteisingai suvoktą vyriškumą, tarsi užakcentuoja arba legalizuoja, galėtumėm sakyti, ar ne? Jeigu nuolankus, tai toks kaip maždaug lepšės. Gal taip sukarikatūrintai, žinoma. Ne lepšės, bet galim, grubiai tai pasakyti, bet tarsi iškastruotas. Taip yra iš tikrųjų, aš nieko neišrasiu, aš taip apie tą kastraciją kalba psichologinė literatūra, reiškia, apie vyrų kastraciją, reiškia, tai va, taip, kad, ir reiškia, charakterio kastraciją, ir čia nieko naujo, sakysim, žiūrėkit dabar, jeigu kalbėt apie pamaldumo net formas, tai jeigu mes ar imsim, kas yra, galvoju, Teresė Avilietė apie savo pamaldumo formas kalbėjo, kurie ne visiems tinka, Šventasis Ambraziejus ką kalbėjo, ne, tai jeigu mes bandom dėl įvairių priežasčių pritaikyti pamaldumo formas, kurios visiškai netinka vyro prigimčiai, tai mes tada, ką mes ir padarom. Aišku, žiūrėkit, tarpukario metu buvo vyro maldos akcijas, jau tada suprato žmonės, kad, reiškia, kas tinka moteriai, tas emocinis galbūt daugiau pamaldumas, tas nebūtinai turi tikti berniukams ir vyrams, reiškia, nes, reiškia, raiška tai yra kiekviena vis kitokia. Tai, ir jeigu rimtai kalbėti apie pamaldumą, tai ar ten Ignacas Lojola ar kiti dvasiniai autoriai, reiškia, kalba apie charakterio savybės. Tai vienas gali medituoti valandas, sakysim, koks nors, ar ten benediktinas, ar ten karmelitas, o kitas negali to daryti. Tai jam reikia judesio, jam reikia ekspresijos ir charakterio kitokio reikia, tokia drąsos iš tikrųjų. Tai va, taip, kad, negalėčiau taip dabar greit pasakyti, kada čia įvyko tas toksai nusigręžimas daugiau į tokį emocinį, kažkokį tai tokį bėgimą, labiau pasislėpimą, vietoj to, kad, aiškiai, tikėjimas taptų apaštalavimo erdvė tokia, žinai. Bet čia ne vakar dienos ir ne šios dienos įvykis iš tikrųjų. Čia ateina iš toli, teko kalbėti su Smetonos jau laikų karininkais. Tai ir sako, tai mes, žinai, nuvesdavom kareivius, reiškia, pagal iš pareigos, reiškia, šančiuose į karių ten tą jau bažnyčią, ne visi ten tilpdavo, o mes karininkai, sako, stovim laukia ir rūkom, reiškia, nes jau čia toksai bobelių reikalas. Melstis yra, reiškia, bobelių nesolidu. Davatkėlių, nesolidu, vyrui čia kažkas nesolidu. Ne? Tai va, toks kažkoks tai tipo
Žiūrėkit, vyrai anksčiau ir kaip ir klaupdavosi, ir net iš tų senųjų, tai moteris klaupdavosi ant abiejų kelio, vyras turi klauptis ant dešinio kelio. Tai kažkas toks kultūrinis, kažkoks supratimas labai keistas, kad čia gėda atsiklaupti, ar čia, nes tu kažkoks toks atėjęs. Tai. Žodžiu, toks supratimas neteisingas ir jisai persijėmė, net sakyčiau, ir į seminarijas, drįstu tą drąsiai pasakyti, ir kai buvo reikalavimai iš klerikų, nežinau kaip dabar, bet mano laikais dar buvo reikalavimai, kad tu būtum nuolankus, paklusnus ir kad per daug neklausinėtum. Kad neužkliūtum vadovybėje už akių, žinai. O tikro to tokio angažuotumo, kad štai eisiu ir darysiu ir skelbsiu Evangeliją, pažinęs viešpatį Jėzų Kristų, tai kaip mano vienas kolega sako, mūsų nemokina būti kunigais, mūsų mokina būti tarybiniais kunigais. Jeigu kalbėti apie tą plejadą, mano kartos visos, šiek tiek vyresnius, gal šiek tiek jaunesnius, kurie dar tarybiniais laikais seminarijai mokymais, mūsų mokina būti, tai yra kulto tarnais patarnautojais, kurie atlieka kažkokias tai funkcijas, bet nedega ugnimi. Tai čia apie kunigystę kalbu, žinai. Tai. Ja, tai tas standartinis įvardyjimas sakramentiniai patarnavimai. Taip. Nieko daugiau negu sakramentai. Tai jeigu tokia dvasia bažnyčiai, parapijoje, tai ką mes norim iš tų jaunuolių. Jeigu tokia dvasia šeimose, kad irgi čia mamytė pasirūpins, močiutė pasirūpins, žiūrėkit, tai kaip ruošiami sakramentą. Močiutė pasirūpins, kad anūkėliai tiesiog priimtų tai, kas reikalinga, reiškia, kad jie būtų, taip ir liaudiškai sakant, sutvarkyti. Tai netampa gyvenimo būdu ir vyras save nemato savęs tame, o mato kur. Padarysiu versliuką, ten pinigų užsidirbsiu, dar kažką, taip toliau. Tai mačiau. Na ir taip yra. Kur galėtų, pavyzdžiui, tikėjimas padėti atgauti tą teisingą suvokimą, supratimą? Ir ta problema, žiūrėk, man atrodo, kad rimti žmonės, vyrai, kurie nori tikėti, ima tą suprasti. Žiūrėk, dabar šitam pas Benediktinus vasarom jau daromos vyrų stovyklos. Ne? Grinai vyrų stovyklos, Palendriuose 100-150 vyrų susirenka pabūti kelias dienas, ką ten ir pasimeldžia, ir padiskutuoja, ir pažaidžia, pasportuoja tą prasme. Bet pabūna to, kad patirtų, kad tikrai vyras gali tikėti ir jam reikia tikėti ir jis tame atranda prasme ir atsakymą atranda, kad vyras taip pat yra jautrus, kad vyras gali ir paverkti ir su draugais padiskutuoti ir paliūdėti, žodžiu. Tai nėra, kad aš kažkoks tai turiu būti, kaip tas samprato kažkokia, tai kažkoks medinis gyvūnas, kuris nieko nejaučia ir kuris tik tai privalo čia aprūpinti šeimą ar klausyti žmonos ir jos norus tenkinti ar taip toliau kažkokios tai, tokių nesvarbu čia kokių modelių ten prigalvota yra, bet esmė, kad štai aš esu gyvas, vyras turi suprasti ir man reikia Dievo, man reikia prasmės, aš esu žmogus, kuriam reikia atsakymų, kuris gali klausti ir kuris gali klysti ir kuriam reikia ir atleidimo reikia, ir kad gaučiau aš tą atleidimą, priėmimo reikia, žiūrėk, dažnai vyrai jaučiasi, būkim, čia labai įsiplės galima, dažnai vyrai jaučiasi net ir savo šeimoje nepriimti, nesuprasti, žodžiu, labai daug tokių dalykų, nuoskaudų labai daug, išgydymo vidinio reikia. Tai va, taip kad ką daryti, sakyčiau, gal, nežinau, ką daryti. Ne. Vienas iš tokių dalykų, kur pats paminėjai, ar ne, ir kur tikrai kiekvienas žmogus, kuris turi patirti bažnyčioje, ar ne, reiškia, kokią pamaldumo praktiką, kuri galėtų, aišku, nėra tokios panacėjos, bet kuri tavo manimu atlieptų sveikimui šitoj srityje. Labai gerai pasakai, sveikimui. Sveikimas gali būti prasidėti tik tada, kai aš pradėsiu galvoti, čia tiek vyram, tiek moterim, bet jau kalbam apie vyrus, tai kokie mano tikrieji poreikiai, dvasiniai, psichiniai, fiziniai poreikiai. Ne? Fizinius poreikius mes galim greit išsiaiškinti, ne? Pavalgyti, pamiegoti, kas šeima turi seksualiniai poreikiai, tai reiškia, tai čia, ja. Čia aš nekalbu apie kokį Maslovo piramidę, čia yra gilesni dalykai, ne? Mano kokie psichiniai poreikiai, emociniai poreikiai, va čia kas yra labai svarbu. Tai pirmiausia, nuo to reikia, ir koks mano dvasinis poreikis, kas aš esu kaip žmogus, kad aš esu vis dėlto kūrinys Dievo ir man reikia gilesnių dalykų, tai pamatyti save giliau. Tai gal, sakyčiau, nuo tokio, aišku, tas dažnai ateina kaip gaila, bet ateina per krizės, ne, pateko kažkur, tai vyras,
pateko į kalėjimą per savo kvailystės visokias, ar ten į priklausomybę pateko, bėdas visokiausias, finansinės, krizė, dabar nerimas labai daug kas legia. Ir tada ieško atsakymo, tas atsakymas labai sunkiai ateina, bet jis ateina su laiku tas atsakymas. Tai kad to nebūtų, tai galima būtų tiesiog, ieškoti tos savo tapatybės anksčiau, nelaukiant tos krizės, kas aš esu, kad štai aš esu vyras, neturiu tapatinti su savo mamytės reikalavimai, su savo kiemo draugelių visokiais ten pavyzdžiais. Žinai, dabar nelabai sunku kalbėti apie vyriškumą, nes Lietuvoje kiek, virš 60% šeimų išsiskyrė, tai ką jis vaikas matė iš savo tėvo. Tai kai paklausė, koks tavo tėvas? Geras mano tėvas. Augino tave tėvas? Neaugino. Tai geras tikrai tėvas. Tai žinai, aišku, nieks neteisė, dėl ko ten neaugino taip toliau. Aišku, geras tavo tėvas, geras. Gėrė tėvas, gėrė. Mama mušė. Geras tavo tėvas, geras. Tai bet tada, sako, buvo vaikystėje, o dabar tai mūsų santykiai visai neblogi. O kad tu nešies bagažą, nuoskaudos, didžiausios nuoskaudos bagažą, žinai. Nematęs tikros tėvystės, tai žinai, tai va čia už tai tokių labai daug tokių niuansų, to išgydymo reikia, kas aš esu. Aš esu vyras, Dievo vaikas. Ko man reikia? Dabar jau, žinai, jeigu taip natūraliai galėjo žmogus anksčiau atsinešti iš savo šeimos, kad štai iš tos kultūrinės terpės, kad vyras turi būti toks, jisai, žinai, taip, jisai... Standartinės. Kažką tai jokių. O dabar mes to neatsinešam, dabar jau reikia mūsų mokytis tų esminių dalykų, tiesiog per prievartą, ar kaip čia pasakyti, tiesiog iš būtinybės reikia mokytis. Jo, ir daug dalykų, pavyzdžiui, kaip drąsos, kaip kitų dalykų, kur atrodytų, savaime suprantami dalykai turėtų būti. Vertybinių dalykų, jo, kaip sakė, nes kas yra išmintis, teisingumas, tvirtumas, reiškia, šitas susivaldymas, dorybių mokytis, tai va, visų tų dalykų, kaip sakai, prašyti, ieškoti dorybių, ugdytas dorybės, jau, žodžiu, statyti save kaip žmogų ir klausti, kas aš esu, tai čia, toks jau procesas labai sudėtingas ir jis nebus lengvas, tikrai nebus lengvas. Tai dabar žiūrėk, kokios armijos psichoterapeutų darbuojasi, kad žmonės galėtų šiek tiek lengviau, geriau gyventi. Bet jie keletą psichoterapijų duoda galimybę išgyventi, bet vertybinių dalykų, tikėjimo dalykų jie neduoda. Tai va, taip, kad čia yra tik tai sudėtinė gabalėlis to, reiškia, mūsų gyvenimo. Tai va, o pilnatvė, tai kai aš suprantu save kaip Dievo žmogų, tai va, taip, kad yra ką veikti. Dieve duok šventosios dvasios ir drąsos iš tikrųjų sveikti šitam reikalui. Ir atsimint dar svarbų dalyką reikia labai svarbu, kad kaip katekizmas sako, Dievas sukūrė vyrą ir moterį. Tai vis dėlto mes esam ir panašus, bet ir labai skirtingi. Ir nebijo to skirtingumo pabrėžti, išgyventi. Čia ir grožis yra. Supras, kad tas niveliavimasis, kad štai vyras pasidaro moteriškas, moteriška vyriška. Tas niveliavimas tik tai sukelia įtampą, nuskurdina žmogų, iškreipia realybę ir apsunkina gyvenimą. Tik tai, nes tame nebėra tos traukos net nebelieka, įsivaizduoju, čia nukenčia žmogus ir net traukos požiūrį. Tai, taip, kad čia, o žmogus paskui nežino, kas viduj daro, sako, neramu, taip toliau, gražių moterų nėra, gražių vyrų nėra. Kaip tau bus, jeigu jau viskas susijaukia. Iš tikrųjų yra gražių vyrų, gražių moterų, bet tas grožis pirmiausia kyla iš to savo savasties išgyvenimo. Taip kad linkim savo ir visiems vyrams išgyventi savo tą savastį, gražus žodis savastys, ne kažkas, arba tapatybė, ne aš kas esu. Aš esu Dievo vaikas, sukurtas būtent šitaip. Ir pakviestas, atstovauti tvirtai, rodyti Dievo paveikslą, panašumą pagal man įdėtas savybės. Ir kur gyvenimą. Laimina Dievas, amen.